Labas vakaras. Premjeras pareiškė esąs nustebęs, kad Viktoro Uspaskicho metinės pajamos daugiau nei 8 milijonai litų, o sumokėti mokesčiai vos 10 000 litų. Gaila, kad nuostaba premjerui nušvito tik prieš rinkimus, bet visuomeniai matyt susidaro įspūdis, kad turtuoliai šalyje moka juokingai mažus mokesčius. Ar taip yra iš tiesų? Mes aiškinsimės šioje diskusijoje. Ingrida Šimonytė atvyko į Baltijos televizijos studiją. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Mindaugas Lapinskas, verslininkas ir ASM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas. Labas vakaras. Labas vakaras. Bei Vytenis Andriukaitis, parlamento narys. Labas vakaras. Labą vakarą. Ministrė, ar jūs nustebino tai, jog 8 milijonų pajamų žmogus, turintis pajamas 8 milijonų, sumoka vos 10 000? Ne, manęs nenustebino, todėl kad, tiesą sakant, ir ankstesniais laikotarpiais kandidatų į įvairius rinkimus deklaracijos panašių dalykų rodė ir, man atrodo, daktarė Maldeikienė buvo net su savo studentais padariusi labai įdomių vertinimų, todėl kad neretas iš politikų, kaip ir manau, kad galbūt neretas ir iš tų žmonių, kurie nekandidatuoja politikoje ir politikoje nesirodo, bet naudojosi tomis įstatymo nuostatomis, kurios šiandien leidžia, formaliai tarsi ir legaliai nemokėti mokesčių. Tai kažkas buvo deklaravęs, kas yra normalu, aš pakalbėsiu paskui, bet kalbėkime apie tai, kokie yra mūsų mokesčių įstatymai. Buvo žmonės, kurie deklaravę milijoninės pajamas gavę iš veiklos su verslo liudijimu. Kažkada, kai nebuvo apmokestinamos žemės ūkio pajamos, buvo daug tokių, kurie gaudavo pajamų iš žemės ūkio, irgi deklaruodavo pakankamai įspūdingas sumas. Pono Uspaskicho atvejais aš įsivaizduoju, kad yra vienas iš dviejų, arba tai yra vertybinių popierių perleidimo sandoriai, arba tai yra nekilnojamo turto perleidimo sandoriai, kurie esant tam tikrom aplinkybėm yra neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčių. Ir tas dalykas įrodo labai paprastą dalyką, kad lengvatos įvairios, kai jos būna konstruojamos galvojant apie tokius, kokį nors vargšą žmogų pardavusi savo butą, ar ten smulkų investuotoją turinti labai mažą akcijų paketėlį, dėja atsitinka taip, kad gyvenime šitos nuostatos išsigimsta į tokius labai keistus dalykus, kas beje ir apie verslo liudijimą gali būti pasakyta, nes tuomet, kuomet nėra kažkokių kitų apribojimų, pavyzdžiui, pridėtinės vertės mokesčio nuomos atveju, tai iš verslo liudijimo teoriškai yra įmanoma uždirbti neribotas pinigų sumas. Jūs sakot, šita situacija yra seniai žinoma. Žinoma. Kodėl niekas nieko nedaro? Tiesą sakant, aš net nesutikčiau, kad niekas nieko nedaro, todėl kad kai kuriais klausimais tai buvo taip pat ir pasiūlymų, yra pateikta, pavyzdžiui, parlamentui svarstyti dėl nekilnojamo turto sandorių perleidimo laikotarpio, geroko prailginimo 3 kartus iki 10 metų, dėja mūsų parlamentas tuo metu nepalaikė. Tai tą patį tikrai planuojam siūlyti ir dėl finansinių investicijų apmokestinimo, kad iš tikrųjų tik tai smulkus akcininkai taupantis senatvėj galbūt galėtų tokiomis lengvatomis pasinaudoti, bet toli gražu ne tie žmonės, kurie parduoda didelius akcijų paketus ir gerai uždirba. Verslo liudijimų situacija, manau, kad jums yra puikiai žinoma. Štai pabandėm bent jau paprastą dalyką įvesti, tai yra pabandysiu skaičiuoti, kiek pajamų žmonės uždirba iš tos veiklos ir turime pakankamai didelį pasipriešinimą. Mes turim Viktoras Uspaskichą telefonu. Labas vakaras, ponia Viktorai. Labas vakaras. Štai dėmesio akiratyje jau antra diena jūsų pajamos. 8 milijonai pajamų per metus, 10 000 mokesčių sumokėtų. Ar čia normalu viskas? Ten viską normalu. Čia yra galvoje pas Degutienį ir Kubilių nenormalu ir ne viską ten tvarkoj. Jeigu jie patys priiminėja įstatymus ar nemoka juos skaitytis ir naudotis, tai jau teisingai pas mus ir valstybė yra viską nenormalu. Jeigu yra pajamas iš parduotą turtą neapmokestinamas, tai net ir norėčiau apmokestinti, sumokėti, tai niekas nepaims to mokesčio. Bet, pone Viktorai, vis dėlto ar tai dera su normalia civilizuota šalim, kad tokios pajamos, masyvios pajamos nėra apmokestinamos, kaip jūs sakot, pagal įstatymus? Gerbimieji, tai yra visame pasaulyje. Yra kai kurių rūšių pajamas neapmokestinamas taip ir Lietuvoje. Jeigu parduodamas akcijas, kurios aš nurodžiau tikrą vertę ir kurie pagal įstatymą buvo daugiau negu ten 3 metus ar kiek jie neapmokestinami, tai yra normalus dalykas, tai nėra spekuliavimas. Supratom, ačiū Jums. Tai normalu visam pasauliu taip yra.
Ministrė. Visiškai taip yra ir gaila, kad tai komentuoja tie, kurie gali 5 minučių bėgėje patikrinti. Yra vyriausia tarnybinės komisijos duomenimis visą informaciją, visą išklotinę, visą deklaraciją. Reikia tik pasidžiaugti, kad Uspaskich viską sąžiningai deklaruoja ir parduodamas turtą nurodo tikrąją vertę, ne kaip kreivys 1000 kartų sumažina ir taip plauna pinigus. Gerai, ačiū. Ačiū ponui Viktorui. Visam pasaulyje yra tokia praktika, kad pajamos už tam tikrus sandorius nėra apskaitomos ir matote, pasaulyje yra įvairių dalykų. Aš manau, kad mūsų viena iš pagrindinių problemų yra, kad mes iš to pasaulio rankiojamės įvairius pavyzdžius įvairiais klausimais, kokie tuo metu kalbančiajam yra patys patogiausi. Tai pasaulyje yra ir progresinių pajamų mokesčių labai daug kur, ir mažiau lengvatų gerokai. Gerai, bet civilizuotam pasaulyje, Jungtinėse valstijose, vakarų Europoje. Tai žinoma, kad pagrindinė na, tokia kaip ir infrastruktūra pajamų apmokestinimo, tai yra progresinis pajamų mokesčio tarifas, kuris reiškia, kad kuo daugiau tų pajamų gauni nominaliai išraišką, nelabai svarbu iš ko, tiesą sakant, lengvatos būna tokios labiau ribotesnis dalykas ir orientuotas į kažkokius tai tikslus, tai tuo daugiau tų mokesčių sumoki ne tik proporcingai, bet ir dar gerokai daugiau. Pone Šimonytė, bet ar ateis kada nors į Lietuvą toks laikas, ar jūs tikite tuo, kad Viktoras mokės progresinius mokesčius? Kokius juos beįvestų socialdemokratai, ar Viktoras kada nors nuo 8 milijonų litų sumokės progresinius mokesčius? Tiesą sakant, man jau būtų labai džiugu, jeigu ponas Uspaskichas sumokėtų proporcinį pajamų mokestį nuo tų pajamų, kurias uždirbo, todėl kad labai gerai paminėjo, kad visa informacija yra vieša, žinoma ir visai kitaip prieinama. Ir tarkim, yra prieinama informacija interesų deklaracijose apie sandorius. Tie sandoriai yra atlikti veikiausiai su susijusiais asmenimis, todėl kad informacija apie akcijų disponavimą taip pat tam tikrą informaciją parodo. Ir tada visą laiką kyla klausimas tų sandorių iš tikrųjų atitikimo tikrom rinkos sąlygom, į ką yra orientuoti. Gerai, bet aš Vytenio Andriukaičio klausčiau, vis dėlto žmonėms iš tos informacijos gali susidaryti labai paprastas įspūdis, kad Lietuvoje, kuo tu turtingesnis, kuo tu daugiau turi pajamų, tuo tu mažiau moki. Yra tam tikrų rūšių pajamų ar verslo ar akcijų, kai apmokestinimas yra vos ne nuliniu tarifu. Ar tai yra normalu jums? Tai čia ne tik Lietuvoje, aš jums pacituosiu visiems gerai žinomą dainininką Visotskį, originalo kalbą jis dainavo: "У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает." Kitaip sakant, išvertus į lietuvių kalbą, pas juos pinigų vištos nelesa, o mums einamiesiems reikalams neužtenka. Iškai akivaizdu, kad tie žmonės, kurie dalyvauja stambiuose sandoriuose ir taip toliau, turi puikių konsultantų. Jie gali apeidinėti įvairiausiais būdais, kaip sakyti, kaip išvengti, kaip sukurti schemas. Gerai, bet kas sudaro prielaidas įstatymai, kurie gali prisidengti tokiam dalykui? Sudaro prielaidas ir įstatymai. Taip pat, žinoma, sudaro prielaidas į sudėtingą globalinę situaciją. Yra, kaip žinote, zonos, tax havenai, taip, mokesčių rojai, kuriuose galima vykdyti įvairias operacijas. Tai mes čia Lietuvoje jau tokį rojų beveik sukūrė kai kam. Nėra abejonės, kad visiškai akivaizdu, kad mes tikrai turime labai skylėtą mokesčių sistemą, leidžiančią turtingiems žmonėms išvengti mokesčių. Bet ministrė sako, ateina į Seimą noras lopyti šitą sistemą, pravirsta. Tai aš galiu pasakyti, kad ir Seime yra labai daug problemų, kada daugelis pasiūlymų sugriauna sisteminį mokesčių įvedimo pobūdį. Progresiniai mokesčiai, visuotinė pajamų deklaracija. Dieve brangus, nekilnojamo turto mokesčio problematika. Gerai, čia sudėtingi dalykai, bet kodėl Seimas nenori turtingų apmokestinti? Tai būtent tai ir yra nukreipta į didesnį solidarumą ir į tai, kad asmenys turintys didesnį turtą prisidėtų solidariau ir daugiau prie viso. Mindaugai, jūsų požiūriu, ar mes teisingai galvojam, kad turtingas turėtų ir mokėti daugiau, o gal mes kaip tik klystam? Tai kokia be būtų mokesčių sistema, netgi prie dabartinės mokesčių sistemos turtingas ir moka daugiau. Tai aš vis tiek grįšiu prie to klausimo. Bet palaukit, Viktoro Uspaskicho pavyzdys rodo, kad ne. Na, Viktoras Uspaskichas tai yra gyvas pavyzdys, kad kai visai Lietuvai laisvės to mokesčių diena ateina gegužės mėnesį, tai Viktorui Uspaskichui idėja ateina dar neišsiblaivius sausio 1 dieną.
Tai Viktoras bet kokiu atveju kiekvienam milijonieriui arba milijardierius jisai turės pakankamai lėšų ir galimybių surasti vargšę bobutę, kuri atsidurs tam tikrose situacijose panašioje situacijoje ir tos vargšės bobutės ašaromis išvažiuos ir mokės tik tai tokius mokesčius, kokius Viktoras ir temoka. Tai ne tik bobutė, ir čia yra... laisvės nuo mokesčio dienos idėja yra absoliučiai ydinga. Na, žiūrėkit, bet gal negrįžkim tikrai čia, nesusipainiokim iš principo, mes kalbam, ar įmanoma kažką padaryti su šita problema. Įmanoma, tai įmanoma padaryti. Ir galima pasirinkti du kelius. Vienas kelias yra imti ir lopyti tą mokesčių sistemą ir mėginti pritaikyti kiekvienam gyvenimo atvejai. Kitas variantas yra pasirinkti paprastesnį variantą ir čia mandrais žodžiais jau finansų ministrai priderančiais pasakyti išplėsti mokesčių bazę, apmokestinti paprastu žemų tarifu visas pajamas ir tokiu būdu būtų gerokai sunkiau išsisukti. Jeigu yra pasakyta, kad Lietuvoje šešėlinis ten tas algų fondas yra ar ne 30 milijardų litų, tai įsivaizduokime, jeigu apmokestintume 5%, tai būtų jau 1,5 milijardo litų. Tai šitų pajamų dabar valstybė taip ar taip nemato, užtektų 5% ir būtų 1,5 milijardo. Bet jūsų žodžiuose buvo pasakyta visas pajamas apmokestinti. Dabar mes matom, štai yra pajamos, kurios iš įvairių sandorių, transakcijų, akcijų, verslo liudimų, yra pajamos darbinės, darbo santykiai susijusios. Mes dabar išskaidę tas pajamas ir negalim iki galo suprasti, kiekgi tas žmogus finale uždirba. Iš tikrųjų, kiek žmogus gauna pajamų, tikrai suprasti galima ir tą informaciją mokesčių inspekcija turi, nebent žmogus gauna pajamų iš užsienio kažkokių šaltinių, apie kuriuos pamiršta deklaruoti arba tyčia nedeklaruoja. Bet vėlgi aš grįžtu prie to paties, kur yra pagrindinė problema, nes žmogus, kuris dirba samdomą darbą ir gauna, sakykime, vidutinio statistinio lietuvio nuomonė labai didelį atlyginimą, didelės bendrovės vadovas, jis juk sumoka procento prasme tuos pačius arba didesnius mokesčius, kadangi jam minimumas neapmokestinamas, netaikomas dar kažkas, bet tai yra pajamos, kurios yra apmokestinamos bendra Lietuvoje nustatyta tvarka. Jeigu proporcinė, vadinasi proporcinė. Todėl šiuo konkrečiu atveju, mano supratimu, ta intelektuali diskusija, progresiniai ir proporciniai mokesčiai yra geresni kaip pajamų apmokestinimo sistema, netgi nėra tokia svarbi, todėl kad mes kalbame iš tikrųjų apie lengvatas, kurios sudaro sąlygas pakankamai didelės sumas gauti ir nemokėti jokių mokesčių arba mokėti mokesčių labai mažai. Tai net ir progresinėje pajamų mokesčio sistemoje egzistuoja ta pati problema, kad turtingiausi žmonės turi konsultantus, ieško schemų, kaip aukštutinių tarifų išvengti. Tai čia ta prieinamumo, sakykime, mokesčių planavimo problema, ji progresiniais mokesčiais neišsprendžiama. Bet, ministrė, ar neįmanoma iš principo pasižiūrėti visas pajamas ir pritaikyti normalų tarifą tada visoms pajamoms, o ne vienoms tokį, kitoms tokį, trečioms tokį? Nebejotinai būtų labai gerai, jeigu pajamų mokesčio lengvatų Lietuvoje, kur sąrašas yra turbūt tokio paties ilgumo kaip transporto bilietų lengvatų, nes turbūt paprašiau parašyti, kas yra apmokestinama, negu kas yra ne. Tai tikrai tas sąrašas turėtų būti peržiūrimas ir aš tikiuosi, kad tokios istorijos taip pat bus papildoma paskata tą peržiūrėti. Taip pat ir kalbant apie verslo liudimus. Taip aš sutinku, kad labai smulkiam versliukui, moterėliai, kuri mesga kojines ar kažkam, kas kala raidės ant kapių paminklų, tikrai tas fiksuotas mokestis yra išeitis ir ko gero visiškai pagrįstai išeitis, bet toli gražu ne visur. Paliksit vis dėlto tą sistemą, kai žmonės tikrai milijonus gali užsidirbti ir nemokėti nei cento ar kelis litus mokesčių, lyginant tikrai labai mažas sumas. Vis dėlto, aš esu vienas iš nedaugelio Lietuvoje, kuris 20 metų pastoviai kalba apie progresinę mokesčių sistemą, apie būtinybę visuotinio pajamų deklaravimo, apie būtinybę turto, tiek nekilnojimo, tiek kilnojimo, tiek visų pajamų, suvedimo į vieną skalę ir įvedimo progresinių tarifų nuo visų pajamų. Neskaidimo įvairių suprantama, ne. Nes jeigu tik darbo užmokesčių vienas problemas, jeigu kitur vėl, be to ir mokesčio administravimo problema labai sudėtinga, be to taip pat atsiranda lengvatų sąrašai, kurios vėlgi administruoti yra labai sunku. Ir net žmonės patys nesusigaudo, kokiamis lengvatomis jie gali naudoti. Jeigu jūs paliksite tą pačią lengvatą ir turėsite progresinius mokesčius, tai tas nieko nesprendžia, todėl kad žmogus ir toliau pasinaudos lengvatą. Ponia Ingrida, tai kai kalbėkime fundamentaliai. Pirmą kalbėkime apie bazinius fundamentinius dalykus, tada sakykime, kad netaikom lengvatų. Reiškia, žiūrime, kaip padaryti logišką sistemą, nes kiekviena lengvata iškraipo mokesčių sistemą. Čia yra akivaizdu. Gerai, bet kaip patikėti visuomeniai, kaip pats Seimas tų lengvatų tiek pridaręs dabar, kai
kalbat jūs, kad jūs sako dabar reikia tas lengvatas išnaikinti. Tie patys žmonės, kurie šneka apie progresinius mokesčius, kitą ranką balsuoja už lengvatas. Ar ten kokio PVM sumažinimą, ar ten kokio pirmo būsto. Kada tu turi... Įdomi istorija, kada buvo įregistruotas progresinių mokesčių įstatymas dar anos kadencijos Seime jūsų partijos kolegų. Ir apmokestinimas progresinių tarifų ten buvo numatytas tik tai darbo pajamoms, kas savaime iš tikrųjų neturi. Nesprendžia problemos. Tai žiūrėkit, dabar Vytenis kalba apie visas pajamas, ne tik apie jeigu mes žiūrėsim, kas ką darė ir taip toliau, pamėginkime žiūrėti, ką reikia daryti. Ir dėl PVM lengvatų, esamui sistemai, PVM lengvatų sistema aplinkų kitose šalyse egzistuoja. Jūs pati puikiai suprantate, kad mes sudėtingais ryšiais susiję vieningoje erdvėje ir žmonės mato PVM lengvatas Lenkijoje, jie žiūri, kodėl čia. Bet sako, patentų Europos Sąjungoje nėra nieko. Suprantama. Tai taip sakant, ar nebūtų geriau vis tik tai išties pasiekti va štai, kur nacionalinio susitarimo dėl fundamentalių, kertinių dalykų, dėl ko apsispręstumėm ir vieningai gyvendintumėm. Kai šito nėra bejonės. Gerai, lengva patikėti. Kai kada užtektų tik tai tiesiog apmokestinti pajamas ir net nebereikia to progresyvumo ir užtektų ir to pajamų į biudžetą ir greičiausiai nebūtų šitokių gąsdinančių istorijų. Tas progresyvumas, progresinis mokestis, tai yra absurdas jau vien pavadinimu, nes jisai jokį progresą neveda. Gerai, progresinis mokestis yra tik tai aš jums nurodysiu Suomiją, Švediją, Norvegiją, Daniją ir visą pažangų pasaulio šalių 10 valstybių. Jūs kaip dėstytojas turėtumėt pasidomėti šito. Politinė ekonomija mano taip pat specialybė. Tai siūlau pažiūrėti, kurios šalis yra progresyviausios pasaulyje. Gerai, apie tai, jog čia pavydo ir nepavydo mokesčiai bus jau kito mūsų pokalbio fragmento objektas. Dabar trumpa reklama, likit su Baltijos televizija. Ar Lietuvoje mokesčių egzotika? Apie tai šįvakar kalbame su finansų ministre Ingrida Šimonyte, Mindaugu Lapinsku, verslininku ir ISM dėstytoju, bei Vyteniu Andriukaičiu, parlamentaru. Vis dėlto, profsąjungos buvo pas mus laidoj, jos pasakoja, kad pakankamai įmonėse paplitusi praktika šiandien, kad vadovai, vadovaujantis asmenys atlyginimus gauna ne tokius didelius, bet gale metų per įvairias kitas priedangas, pavadinkime, išsiveda didelius pelnus. Ministre, jūs pastebi tokių dalykų? Iš tikrųjų, manau, kad ir tie lengvatiniai sandoriai, kurie yra sudaromi su savo kontroliuojamomis įmonėmis, tokių požymių turi ir nebejotinai mokesčių inspekcija juos dėmesį kreipia ir kada tai pasitvirtina, tai tos pajamos yra tiesiog perapibūdinamos, taikomos turinio viršenybės prieš formą principas ir apmokestinamos kaip darbo pajamos. Toks tipiškiausias turbūt pajamų šaltinis yra dividendai, dėl ko dažnai yra kalbama, kad dividendai Lietuvoje yra apmokestinami kažkaip labai mažai. Bet vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad įmonės pelnas yra apmokestinamas tada, kada įmonė pelną uždirba, tada dar dividendai, kada jie yra paskirstomi. Vadinasi, bendra mokesčio našta uždirbtam pelnui jis siekia apie 30%. Tai tikrai nėra labai mažas mokestis. Taip, socialinio draudimo įmokos, kurios sudaro pagrindinį skirtumą apmokestinimo Lietuvoje, todėl kad socialinio draudimo įmokos yra tarifas labai didelis Lietuvoje, netgi lyginant pagal ES kontekstą. Jos nėra skaičiuojamos nuo dividendų, bet toksai žmogus atitinkamai turi labai ribotas socialinės garantijas išėjęs į pensiją ar susirgęs, ar sakykime, kažkaip kitaip susidūrė su poreikiu gauti išmoką. Tai čia nėra tokia labai, kaip pasakyti, nėra vieno teisingo kažkokio tai vienos tokios teisybės, kad labai maži mokesčiai. Pajamų mokesčiai, ta prasme, tas mokestis už pačias pajamas, jis tikrai nėra mažesnis negu kitų pajamų, tačiau nėra socialinio draudimo įmokų, kurios būtent tas nebuvimas, ko gero, labiausiai ir skatina įmonių vadovų elgesį tokį, bet kita vertus tokiu būdu įmonių vadovai užkerta savo kelią į socialinės garantijas tada, kada jiems toks pensinis. Žiūrėkit, mūsų krepšininkai, kurie žaidžia Amerikoje, jie labai dažnai skundžiasi, kokie ten dideli mokesčiai. Yra beveik 50% uždirbtų pinigų jie turi atiduoti, bet aišku, jų pajamos yra milijoninės. Normalu tai, Mindaugai, tai žinoma, kad normalu. Tai, ką sako profsąjungos, tai čia yra tas pats, kaip gyvena name ir tu matai, kad kaimynas važinėja su geresniu automobiliu, tai tu gali arba piktintis, kad jis važinėja geresniu automobiliu, arba tu gali pamatyti, ką jisai dirba, kiek jisai mokėsi, kiek jisai siekia tam, kad tam automobiliu užsidirbtų. Tai lygiai taip pat tos profsąjungos, kurios piktinasi dėl to, kad įmonių vadovai gauna atlyginimus, tegul geriau pagalvoja, kaip padaryti, kad jų vaikai būtų tais įmonių vadovais ir kada nors galėtų uždirbti tiek pinigų.
pinigų. Matot, gal ne tiek dėl atlyginimų, kiek apskritai dėl tų priedanginių visokių būdų išsivesti pajamas ne pro normalius mokesčius. Mane tai stebina šitą logiką. Gaila, kad amžinatilsį Justinas Marcinkevičius prabilęs apie Lietuvos situaciją. Iš ties, neužsidirbo per daug Fordų, mašinų ir žiūrint į jį iš kaimyno lango, tiesiog būtų liūdna žiūrėti, sėdi prie knygų, rašo ir taip toliau ir palieka Lietuvą didžiausias dvasinės dovanas. Ir štai jaunoji karta, reiškia, dabar taip įspūdingai paaiškino profsąjungų prasme ir reikšmę. Ir štai, mažiekit, su kokiu pavydu jie žiūri į tą, kuris jaunas vyrukas su juodu BMW laksto po Vilnių. Žinot, skaudu girdėti šitą žodžius. Ir tokia diskusija. Tegul tie žmonės, kurie te uždirba minimumą, tegul jie pasižiūri į savo kolegas turgos prekiautojus, kurie visai jokių pajamų nemoka, tegul pasižiūri į visus tuos, kurie pasirenka dirbti nelegaliai, tegul pasirenka į tuos, kada ateini į darbo nebežiūrėti nieką, ir kurie tiesiog nenori darbo, o socialinės ekonominės doktrinos, jie nori kuri man yra labai įdomu. Mes truputį atvies gal pokalbį studijoje telefonu Vytautą Matulevičių, žurnalistą. Turim. Labas vakaras, Vytautai. Labas vakaras. Štai mūsų diskusija išprovokavo Viktoro Uspaskicho istoriją, kai žmogus turi teisėtas didelės pajamas, bet sumoka jokingai mažus mokesčius. Kas čia daros Lietuvoje jūsų požiūriu? Tai matot, kaip yra, galėčiau priminti, kad jūs paminėjot Viktorą Uspaskich, tai jis dabar bent kažkiek tūkstančių sumokėjo. Buvo metas, kai jis valstybė nemokėjo nieko, nors uždirbdavo 100 milijonų litų. Tai čia dar didesnė problema. O šiaip tai apie ką jūs kalbate, tai galiu pasakyti tiek, kad Lietuvos valdantysis elitas iš esmės tarnauja stambiajam kapitalui ir visas problemas sprendžia ne jo, o tų, kurie mažiausiai uždirba sąskaitą. Tai iš principo yra ydinga sistema ir visi tai supranta. Ir dabar, sakykime, tie žmogeliai, kurie turgaus prekeiviai, kurie bando badauti, protestuodami prieš kasos aparatų įvedimą, tai parodo, kad yra sprendžiama viskas mažiausias pajamas turinčių sąskaitą. Ministrė šypsosi, matyt, nesutiktumėt. Žino, kiek jie pajamų gauna? Sakyti, dar jūs svarstot mokesčių klausimą. Aš galiu pasakyti, kad yra dar didesnė problema. Sakykime, mūsų didžiausios bendrovės, turtingiausi Lietuvos verslininkai, jie ne tik, kad nelinkę mokėti arba mokėti, kaip sakant, minimumą valstybei, bet jie sugeba dar iš valstybės biudžeto ir pasiimti pinigus. Ir čia galėčiau patvirtinti vienu kitu konkrečiu pavyzdžiu. Čia labiausiai įgudusim tame, man atrodo, Vilniaus prekybo, jo savininkai. Kažkada, aš prisimenu, kai buvo įvesta lengvata mokestinė neįgaliesiems ir jų organizacijoms, tai šita lengvata pasinaudojo Vilniaus prekyba ir pasiėmė iš biudžeto PVM pavidalu netoli 70 milijonų litų. Tai čia ne vienintelis atvejis. Aišku, dėkui labai. Vytautai, ačiū. Visa operacija su Leo LT, kai Vilniaus prekybos savininkams už pasitraukimą iš elektros biznio ir VST buvo sumokėta kone 700 milijonų litų iš biudžeto, bet juk jie jau buvo šitos pinigus savo patys išsimokėję dividendų pavidalu ir per įstatinio kapitalo mažinimo operacijas. Tai čia yra dar didesnė problema. Ne tik, kad nenorima mokėti mokesčių į bendrą ruodą, bet dar ir imama iš valstybės įvairiausiamis gudrybėmis. Gerai, ačiū Jums. Tai, ministrė, gal apibendrinant, vis dėlto tai ką reiktų daryti, kaip judėti toliau, kad tokių problemų, apie kurias mes štai dabar šnekam, būtų kuo mažiau, ar iš vis nebūtų? Aš tikrai manau, kad pirmiausia reikėtų vis dėlto labai aiškiai savo pasakyti, kad įvairios lengvatos, išimtis ir panašus dalykai, jos visada iškraipo elgesį. Ir visada galiausiai mes ko gero pamatome, kokie šventi tikslai bebūtų, kad daugiausia ta lengvata naudojasi tie žmonės, kurie mažiausiai tos lengvatos reikia. Ir tai galioja ko gero visom lengvatom. Ar tai būtų pridėtinės vertės mokesčio lengvata, ar tai būtų tarkim, gyventojų pajamų
pajamų mokesčio lengvatos, tos pačios lengvatos būsto, ar lengvatos kompiuteriam, ar sakykime, kažkokie atskirų pajamų atleidimai. Todėl tikrai lengvatos turi būti labai siauros ir labai aiškiai paaiškinamos savo tikslais. Taip, bet kokios lengvatos tikrai tokie milijoniniam sandoriam? Na, apskritai, ar čia lengvata toks žodis tinkamai naudojamas? Na, tai yra lengvata pajamoms iš tam tikrų operacijų. Tai šiuo atveju parduotas turtas formaliai išlaikytas 3 metų, tarkime, arba akcijos išlaikytos formaliai kažkokį tai laikotarpį. Bet jūs pati šypsotės, matyt, netikit, kad taip viskas, na, čia sąžiningai ir vyksta. Na, matot, aš matau problemą visą laiką, kada vyksta diskusijos dėl tokių lengvatų, arba kada vyksta diskusija apie nekilnojamojo turto mokestį, tarkim, ir panašiame kontekste. Visada tom lengvatom pagrysti naudojami tokie personažai, kurie sukelia gailestį, rūpestį ir atrodo, kad tikrai ta lengvata yra šventa ir labai pagrįsta. Bet paimkim tą pačią PVM lengvatą šildymui, kurią, nežinau kodėl, bet valstybė taiko taip pat ir man, nors aš galvoju, kad aš turėčiau mokėti vis dėlto visą šilumos kainą su pilnu pridėtinės vertės mokesčiu, o valstybė per perskirstimo mechanizmus turėtų jau paremti tuos žmonės, kuriem labiau reikia. Gerai, bet jūsgi patys esat valdžioje, tai susitvarkykite įstatymus. Ką reiškia susitvarkykite įstatymus? Mane žmonės dažnai klausia, kodėl Lietuva neįveda progresinių mokesčių arba kodėl Lietuva neturi turto mokesčio. Finansų ministras nepriima sprendimų dėl įstatymų pakeitimų. Jis gali siūlyti. Aš net ne Seimo narė galiausiai. Bet kuriuo atveju tai yra susitarimo reikalas. Gerai, mokesčių sistema yra susitarimo reikalas. Pone Vyteni, labai trumpai. Finansų ministrė sako, gauna šildymo lengvatą. Ar tai, normalu jūsų požiūrį? Grįžkim prie to, ką finansų ministrė pasakė. Nenormalu, bet tiek vyriausybė turėtų štai apie ką galvoti, kad pasiekti nacionalinio susitarimą. Ir tai čia dabar ne kas ką pasakė, kas čia geresnis. Mes svarstom neišpasakytai svarbią valstybinę problemą. Neišpasakytai svarbią socialinio teisingumo problemą. 70% žmonių šiandien gyvena sudėtingoje būklėje ir neša netiesioginių mokesčių naštą į biudžetą ir didelę naštą. Tuo tarpu turtinga dalis neša super mažą naštą. Mes turime kalbėti apie didžiulę problemą socialinio teisingumo ir kaip ją įteisinti. Gerai, pabaigai, sutinka dėl tos super mažos naštos. Aš matau, kad reikia spręsti tas problemas, kurios yra tikros problemos. Ir jeigu reikia valstybės biudžetui pinigų, tai tada galvokime, kaip juos surinkti. O jeigu reikia socialinio teisingumo, tai socialinį teisingumą tegul geriausiai įvertina rinkėjai ir jie pamatys, galės balsuoti už Viktorą, kuris laisvę nuo mokesčių dieną gauna per pirmas 10 metų valandų. Gerai, ačiū Jums, dėkui, kad atvykote į karštą vakarą. Žiūrovams dėkui už dėmesį, iki rytojaus 20:25 per Baltijos televiziją.